Būrys klaipėdiečių susirinko protestuoti prie Klaipėdos prokuratūros. Uostamiesčio gyventojai piktinasi, kad prokurorai neatsižvelgia į jų reikalavimą neleisti Klaipėdoje statyti kelių termofikacinių elektrinių, vadinamųjų šiukšlių deginimo gamyklų. Po Klaipėdos prokurorų langai susirinko apie 100 žmonių. Prokurorams jie žėrė kaltinimus, kad jie esą atsisako ginti viešąjį interesą ir nė nebando užkirsti kelio termofikacinių elektrinių statybai Klaipėdoje. Vilnius taip boikotavo ir nebestatys, o mes dvi net pastatysim. Ne tai, kad vieną, bet dvi. Vieną Kretainių gatvėje, vieną Dumpiuose. Tai kur mums tada gyventi? Kur mūsų vaikai, anūkai gyventi? Prokuratūros atstovai sako, kad piketuojama per anksti. Prokurorai dar nespėjo išnagrinėti visos medžiagos, kad galėtų spręsti, ar pakanka duomenų kreiptis į teismą ginti viešojo intereso. Šiuo metu Klaipėdos apygardos prokuratūroje, civilinių bylų skyriuje, medžiaga dėl galimybės kreiptis į teismą ginant viešą interesą tebėra renkama. Nėra joks procesinis sprendimas priimtas ir, kaip aš matau plakatuose, kreipimasis prokurorai ginkite viešą interesą, tai noriu pasakyti, kad prokurorai tą ir daro. Esama planų miesto pakraštyje ir Klaipėdos rajone pastatyti porą vadinamųjų šiukšlių deginimo gamyklų. Prieš porą savaičių Klaipėdos miesto politikai pritarė vienos iš jų detaliajam planui. Piketuotojai šias termofikacinės elektrinės vadina ekologinėmis bombomis. Popierius dega prie vienos temperatūros, stiklas prie kitos, plasmasė dar kitaip. Ir tos dalelės, kurios nesudegs, krosnyse bus išmetamos į orą ir per kaminą eis tas pats tos, kas yra nesudegėta. Iš tikrųjų turėsim protrūkį lėtinių obstrukcinių plaučių lygų. Ir teisingai kalbam, ne tik 10 km, bet spindulys gali būti žymiai didesnis. Iki 50 km dioksino poveikis tikrai yra pavojingas sveikatai. Ir be abejo, tai turi įtakos vėžinių susirgimų atsiradimui. Klaipėda šiuo metu vienintelis Lietuvos miestas, kuriame rengiamasi statyti šiukšlių deginimo įmonės. Kiti miestai tokių planų atsisakė. Užsienio ekspertai sako, kad deginti šiukšles yra vienas pigiausių ir efektyviausių būdų apsirūpinti elektrą ir šilumą.